Sveiki, šiandien parodysime, kaip susijęti Google Analytics ir Google AdWords paskyras. Pradėkime nuo Google Analytics. Prisijungus prie savo paskyros, pasirinkite iš meniu juostos Administratorius ir tuomet AdWords susiejimas. Po to naujame lange turėtumėt matyti savo AdWords kliento ID numerį. Jį pažymėkite varnele ir paspauskite Tęsti. Naujame lange prie susietų peržiūrų pasirinkite visi svetainės duomenys ir spauskite mygtuką Išsaugoti. Tokiu būdu mes sėkmingai sujungėme Google Analytics ir Google AdWords iš Analytics pusės. Dabar keliaukime į AdWords. Pirmiausia, dešinėje pusėje viršuje paspauskite ant kumpliaračio. Tada pasirinkite Paskyros nustatymai. Po to paspauskite Susietos paskyros ir Google Analytics. Atsiradus rodiniams, juos išplėskite ir pridėkite. Paspaudus mygtuką Išsaugoti, jūs būsite galutinai susieję savo Google Analytics ir Google AdWords paskyras. Sėkmės!